Dan Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Visagalis ir mielas dangiškas Tėve, šiandieną džiaugiamės galėdami būti sukviesti prie Tavo malonės altoriaus, prie Tavo žodžio ir prie Tavo šūkio, kurį mums Tu davei ir šiais metais apmąstyti. Ir ta šūkis skamba: nenusigąsk, bet tikėk. Viešpatie Dieve, Tu žinai, kad mūsų tikėjimas vis dar silpnas yra. Tu žinai, kad mūsų kūnas mus apsunkina ir neleidžia mums patikėti tais dalykais, kuriais Tu dalinaisi per savo sūnų, mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Nes per Jėzų Tu prikėlei mirusius, Tu gydei ligonius, Tu išvarei dvasias. Ir mes stebėdami į tai vis stebimės ir galvojame, kad mes tokį tikėjimą galėtumėm turėti. Kad mes galėtume tą mūsų tikėjimą pagrįsti darbais, ne vien tik tai žodžiais. Todėl mes meldžiame Tavęs, viešpatie Jėzau, kai Tu meldėsi už apaštalą Petrą, kad jo tikėjimas nesvyruotų. Taigi mes prašome sustiprinti ir mūsų tikėjimą, kad mes tuo sustiprintų tikėjimu galėtumėm pasidalinti ir su kitais mūsų tikėjimo sesutėmis ir broliais, o taip pat ir su visais žmonėmis žemėje. Dėkodami už viską mes meldžiame vienybės, vieni su kitais ir su mūsų bažnyčios tarnais visame pasaulyje ir tikinčiaisiais, kad mes būtumėm vienos minties ir galėtumėm pripažinti, kad mielas Dievas yra viso ko sutvėrėjas. Ir mielas Dievas visuomet norėjo ir nori padėti žmonėms. Ir Dievas nenori nusidėjėlių mirties arba kančios, bet nori, kad jis prisiverstų, išliktų gyvas, džiaugsmingas ir laimingas. Todėl dėkodami Tau už viską, mes prašome ir toliau, mielas Tėve, pasirūpink mumis kaip savo vaikais. Tu žinai, kurie serga. Mes girdėjome apie vyskupą, apie kunigą Poliusą Janą Dremnickį, apie kunigą Liongindą Urliuką, kurie serga. Todėl prašome, mielas Tėve, kai kuriems iš jų reikalingas tiesiog stebuklas, kad jie galėtų pasveikti ir galėtų vėl sugrįžti į tarnystę, į gyvenimą, į normalų gyvenimą. Todėl mes viso to stebuklo ir prašome. Išties savo pagalbą Tau žinomais būdais ir padėk jiems sugrįžti į sveiką gyvenimą. Ir taip pat ir toliau mes prašome dėl taikos pasaulyje, nes karai tebevyksta. Ir todėl prašome išminties visų tautų vadovams, kad būtų sustabdyti karai ir nesutarimai. Viso to meldžiame ir dėkojame Tau, Dieve mielasis, Tavo Sūnaus, mūsų viešpaties, Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Amen. Šiandieną paskaitysiu žodžius, kuriuos užrašė evangelistas Morkus 5 perskyrime 36 sakinyje. Ir čia yra parašyta: išgirdęs tuos žodžius, Jėzus sako sinagogos vyresniajam: nenusigąsk, vien tikėk. Prašom sėstis. Šiandien norėčiau perduoti Jums kuo geriausius linkėjimus nuo mūsų vyskupo Artūro Strelčiūno, taip pat nuo Vilniaus bendruomenės ir nuo Jurbarko ir Kybartų bendruomenių. Ir jau kaip jau minėjau, šiandieną vyskupas turėjo būti Vilniuje ir Kaune, Vilniuje ir Varėnoje pas Jus, tačiau dėl ligos pakilus temperatūrai jisai negalėjo čia atvykti, bet prašė perduoti kuo geriausius sveikinimus ir linkėjimus Jums. Prašau. Taigi šiandien girdėjome tokį metų šūkį, nes paprastai mūsų apaštališkoje bažnyčioje mūsų vyriausias apaštalas parenka kiekvieniems metams vis kitą tokį tikėjimo šūkį, apie kurį yra kalbama ir prisimenama visus šiuos metus. Ir šitas būtent šūkis skamba mums: nenusigąsk, vien tikėk. Taigi tai buvo išgyvenimas, kurį patyrė Jairas, sinagogos vyresnysis, kurio dukra sunkiai sirgo. Ir štai jisai išgirdęs apie Jėzaus tikėjimą ir jo daromus stebuklus,
Nes Izraelio tauta buvo mokoma pasitikėti Dievu jau nuo senų laikų. Ir jie pasitikėjo Dievu ir matė jo daromus stebuklus. Ir daugelis žydų švenčių, kurias jie švenčia ir kurias šventes jie perdavė ir kitoms tautoms, kaip ir ta pati Velykų šventė, kurią mes švenčiame, tai jie primena mums apie tuos stebuklus, kuriuos padarė Dievas Izraelio tautoje, kad mūsų tikėjimas galėtų būti išlaikytas ir jisai nenusilptų. Taigi daug buvo žmonių ir daug buvo tikėjimų, kurių tikėjimas buvo, o galbūt ir yra pagrįstas žodžiais. Ir šiandieną nemažai žmonių mums tą patį sako. Pašnekėti čia apie tikėjimą, tai čia yra labai paprasta ir tą gali padaryti kiekvienas žmogus. Šnekėti mes galime daug ką, bet mes norime pamatyti, kaip tas jūsų tikėjimas yra pagrįstas darbais. Nes šventas raštas mums primena, kad žydų pasitikėjimas Dievu atnešė jiems ir atneša iki šių dienų labai daug palaimos. Ir labai daug tokių stebuklų, kurių neįmanoma yra paaiškinti. Jeigu mes prisimintumėm Izraelio tautos istoriją, tai galim pastebėti, kad žydai pasitikėjo Dievu, kad vien tik tai Dievas gali išvesti juos iš Egipto faraono nelaisvės. Nes pabėgti iš vergovės paprastai buvo neįmanoma. Nes kiekvienas žmogus arba vergas, kuris mėgintų pabėgti, jisai būdavo labai žiauriai baudžiamas, kad kiti vergai tiesiog bijotų pagalvoti apie pabėgimą. Taigi, jie labai sunkiai dirbo Egipte, žydų tautos žmonės, ir vienintelė jų pagalba, kuri galėjo jiems padėti, buvo Dievas ir pasitikėjimas Dievu. Ir šių dienų teologai ir mokslininkai paaiškinti, jeigu taip tikėti šventuoju raštu, kad faraonas galėjo išleisti žydus į laisvę savo vergus, tai yra sunkiai įtikėtina. Bet jis išleido juos tik tai todėl, kad Dievas davė ir darė Egipto žemėje baisius stebuklus. Ir tai buvo įvairios varlės, skėriai, ir tokias stichijos, kad vanduo pavirto į kraują. Tai paaiškinti šiandieną, kaip visą tai galėjo būti, neįmanoma. Mokslininkai bando ten visokiausius tokius, prielaidas daryti, kodėl tas vanduo tenai paraudo, kodėl ten tie skėriai taip užpuolė, bet dar svarbu buvo tai, kaip galėjo jūroje vanduo tiesiog stovėti vienoje ir kitoje pusėje kaip stati siena ir nesubėgti į krūvą. Ir kai Egipto faraonas su savo kariuomenė vijosi žydų tautą keliaujančią per jūrą, tai ta jūra susiliejo ir tie žirgai ir tie egiptiečių kariuomenės vyrai, kareiviai visi paskendo. Kaip tai galėjo būti? Tai vieni galvoja, čia gal kokia buvo mėnulio trauka, gal ten vanduo nuslūgo pakrantėje, kažkur tenai jie praėjo, paskui vėl buvo tas atoslūgis ir vėl tas vanduo galėjo juos užlieti ir panašiai. Bet šventas raštas rašo, kad vanduo jiems stovėjo kaip siena kairėje jų dešinėje. Taigi paaiškinti tų dalykų nėra įmanoma. Ir tai buvo ir yra stebuklai. Ir vėl mes galime prisiminti, kad būtent Dievas išvedė stebuklingų būdų Izraelio tautą iš nelaisvės. Vėliau mes skaitome vėlgi apie tą patį Galijotą ir Dovydą, kai pasirodo žemėje gyveno žmonės, kurie buvo vadinami milžinais. Ir yra manoma, kad jų ūgis galėjo būti apie 3 metrai. Jau mes šiandieną, kai matome žmonės 2 metrų ūgio krepšininkus arba žmonės, kurie turi 2 metrus, atrodo jau dideli žmonės. Bet buvo žmonės, kurie buvo 3 metrų. Ir be abejo, jie buvo ir stipresni, ir nugalėti tokius žmonės buvo gan sudėtinga. Ir štai
kada Izraelio tauta kariavo su filistiniečiais ir buvo toks jų karžygys Galijotas, tai jisai buvo būtent toks milžinas, kuris buvo gerai ginkluotas. Ir jis nebijojo pasakyti Izraelio kariams, kad tegul jie siunčia geriausią savo karį ir leidžia eiti į dvikovą su Galijotu. Ir kurį nusigalės, tas turės būti vergais ir tarnauti tam nugalėtojui, kuris nugalės jį. Ir taip ilgą laiką Izraelio kariuomenėje neatsirado nei vieno kareivio, kuris ryžtųsi eiti į kovą su Galijotu. Nes jis buvo aukštas, kaip minėjau, gerai ginkluotas. Ir kiekvienas kareivis prieš jį buvo daug mažesnis ir be abejo silpnesnis. Tai jį nugalėti nebuvo kam. Ir štai ateina jaunas, dar ne karalius, tiesiog dar vaikas, Dovydas, kuris ganė avis. Ir jis ateina su vadinama ta akmenukų mėtyklė, tokia svaidykle. Ir jisai pasako tam Galijotui, kuris iš jo juokiasi, tu pas mane ateini kaip pas šunį su lazda, bet jisai jam atsako, kad jis ateina susikauti su juo ne savo vardu, ne savo jėga, bet jis ateina viešpaties Dievo vardu. Ir būtent tas tikėjimas tam, galima sakyti, mažam vaikui, pasitikėjimas Dievu atnešė Izraelio pergalę. Jis paleido tą mėtyklę, tą akmenį iš tolo, dar net nepriartėjęs prie to Galijoto, ir akmuo įsismeigė jam į galvą ir jisai krito negyvas. Ir štai tikėjimas apie Dovydą buvo sakyta ir tai buvo pavyzdys visam Izraeliui, kad kartais pasitikėjimas Dievu gali padaryti tokius stebuklus, kurių negali padaryti netgi geriausi kareiviai, geriausi ginklai. Tai, ką gali padaryti pasitikėjimas Dievu. Ir tai Izraelį turbūt lydėjo ir lydi visą gyvenimą. Nes ir šiandieną, kai mes galime stebėti, kokio reikėjo tikėjimo žmonėms, kad nuvykti į svetimos šalies Venesuelos miestą pas prezidentą ir jį tiesiog pagrobti, nenužudant jo, tiesiog paimti iš patalo su žmona abudu. Paimti ir išvežti į Ameriką. Čia tikėjimo reikia didelio, kad tą padaryti. Tai pasirodo, Izraelis visais laikais mokėsi ir buvo mokomas tikėjimo, kuris yra pagrįstas ne vien tik tai žodžiais, bet darbais. Ir mūsų viešpats Jėzus, jis tą savo tikėjimą ir pasitikėjimą Dievu, jisai pagrindė darbais. Nes, kaip minėjau, kalbėti mes galim daug, bet padaryti jau dėja ne visi. Ir todėl Jėzus būtent įrodė, kad jis tą gali padaryti. Ir štai evangelistas rašo apie tą įvykį, kad ateina vienas iš sinagogos vyresniųjų vardu Jairas ir pamatęs jį, tai yra Jėzų, puola jam po kojų ir karštai maldauja. Mano dukrelė miršta, ateik ir uždėk ant jos rankas, kad pagytų ir gyventų. Jėzus nuėjo su juo. Iš paskos sekė gausi minia žmonių ir jį spaudė. Ir ten buvo viena moteris, jau 12 metų serganti kraujospūdžiu. Ir nemažai iškentėjusi nuo daugybės gydytojų ir išleidusi visą tai, ką turėjo. Ji nė kiek nuo to nepasitaisė, bet dar ėjo blogyn ir blogyn. Ji išgirdusi apie Jėzų, prasiskverbė pro minią ir iš užpakalio prisilietė prie jo apsiausto. Mat jis savo kalbėjo, jeigu paliesiu bent jo drabužį, išgysiu. Bematant kraujas jai nustojo plūdęs ir ji pasijuto savo kūnu, kad yra pasveikusi iš savo negalavimų. O Jėzus iš karto pajuto, kad iš jo išėjo jėga ir atsigręžęs į minią paklausė, kas prisilietė prie mano apsiausto. Mokiniai jam atsakė, pats matai, kaip minia tave spaudžia iš visų pusių, o tu dar klausi, kas tave palietė. Taigi ir vėl tikėjimo gražus pavyzdys.
Ir šiandien yra sakoma taip, kad ir anksčiau dar buvo tokių gydytojų ir žmonių, ir šiandieną jau yra kalbama apie tokį naują gydymo metodą, kada žmonės, kurie serga, jie užuot galvoja, kad liga juos ėda iš vidaus, kad pagydyti juos jau nėra galimybių, kad liga yra nepagydoma, jiems reikėtų visų pirma pradėti juos gydyti pakeitus mąstymą, kad šita liga yra lengvai išgydoma, labai nebrangiai ir kad jinai gali būti išgydoma tikėjimu. Ir štai mes čia girdėjome apie moterį, kuri gydėsi pas gydytojų, kurie turėjo savo tikėjimą. Jie turėjo tikėjimą, kad vaistai, vaistažolis, gydymo metodai gali tą moterį išgydyti, bet dėja jų tikėjimas buvo per silpnas. Ir dėja jie nieko jai negalėjo padėti. Bet moteris, nepaisant to, kad buvo didžiulė minia žmonių apie Jėzų, prie jo buvo sunku prieiti, bet jinai turėjo tikėjimą. Jeigu tik tai prisiliesiu prie Jėzus, aš pasveiksiu. Ir tas tikėjimas padarė stebuklą. Pasirodo, nei vaistai, nei vaistažolis tiek negalėjo padėti moteriai sergančiai, kiek tikėjimas, kad prisilietus prie Jėzaus, jie gali pasveikti. Ir būtent tas tikėjimas, įdomiai, privertė Jėzų pajusti, kad iš jo išėjo jėga. Tuo tarpu, kai žmonės, kurie jį lietė be tikėjimo juo, dėja jie tos jėgos iš jo negavo. Taigi pasirodo, kad tikėjime yra tam tikra jėga, kuri gali padaryti stebuklus. Ir štai tada, kai moteris jau buvo pastebėta, kad jinai būtent tą padarė, kad palietė Jėzų, ir jinai priėjusi prisipažino Jėzui, kad jinai jį palietė. Ir Jėzus tada tarė jai: dukra, tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Eik rami ir būk išgijusi iš savo ligos. Taigi ir šiandien yra bandomi tokie gydymo metodai, kad visų pirma žmogui reikėtų įteikti mintis tokias, kad jis pradėtų galvoti gerai, kad jo liga, kad ir kaip baisiai jis skambėtų, vis dėlto yra pagydoma, kad jisai galės vėl sugrįžti į gyvenimą ir kad jį reikėtų patalpinti į tokią žmonių grupę, kurie jį apgaubtų tikėjimo dvasia. Kad jie sakytų: nebijok, viskas bus gerai, Dievas gali tave išgydyti ir tu pasveiksi. Ir dar šiandieną mes kalbėjome Vilniuje su viena viešnia, kuri atėjo pas mus į pamaldas. Tai jinai pasakojo, kad dirbo vaikų darželyje ir dabar yra toks daromas kaip ir toksai, visame pasaulyje taip yra daroma jau dabar, kad bandoma tuos vaikučius, kurie serga arba yra psichologiškai atsilikę, arba turi vienokių ar kitokių psichologinių sutrikimų arba ligų, kad juos mokyti jau nebe atskiruose mokyklose, kurios yra skirtos sutrikusio intelekto vaikams, bet kad vaikai būtų mokomi būtent tose darželiuose arba mokyklose, kur yra ir ateina į juos sveiki vaikai. Kad tie sergantys vaikučiai galėtų pamatę sveikų vaikų elgesį, jų žodžius, jų manieras, pamirštų savo ligas ir pasveiktų. Bet sako, būna toks įdomus dalykas, kada vaikai, kurie yra sutrikusio intelekto, su jais dirbti mokytojams yra ypatingai sunku. Ir su jais susitarti beveik neįmanoma yra. Ir sako, yra problema ta, kad tie sveiki vaikai, kurie yra kartu su nesveikais, kartais jie gali perimti būtent tą blogą elgesį ir netgi galbūt kai kurias ir ligas arba jų požymius. Ir nebūtinai yra sakoma, kad gėris yra sunkiau prigyjamas arba prigyjantis negu blogis. Taigi pasirodo, čia yra tam tikrų tokių niuansų, kad yra sakoma, kad jeigu
įgedusį obuolį įdėsi į sveikų obuolių pintinę, tai yra tikimybė, kad visi obuoliai gali būti užkrėsti ir jie supūs. Ir jeigu vienas sergantis vaikutis ir tėveliai atveda vieną sergantį vaikutį, kuris yra užkrėstas viruso, atveda jį į darželį, tai atrodo visi sveiki vaikai tą sergantį kūdikį galėtų ir išgydyti. Bet pasirodo ne. Pasirodo, kad tie virusai, jie gali užkrėsti visą grupę vaikų. Taigi pasirodo, kad mes bandom kopijuoti Jėzaus gydymą, bet deja mums nepavyksta, nes tikėjimo nėra. Tuo tarpu Jėzus turėjo tikėjimą, kurį įrodė darbais, kad netgi baisiausios ligos ir netgi mirtis yra išgydoma. Labai įdomi. Tokio tikėjimo, kaip ir Jėzus sakė apie vieną kareivių vyresnį, aš Izraelyje neradau. Ir tokio tikėjimo Izraelis, kuris jau matė daug stebuklų ir matė daug tikėjimo ženklų, kai Jėzus atėjo į sinagogą ir išgydė, išvarė piktąją arba ligos dvasią iš žmogaus ir jis galėjo sutrauktą, paralyžiuotą ranką ištiesti ir ją vėl normaliai valdyti, tai šitokio tikėjimo ir tokio stebuklų žydai, kunigai, jie nebuvo matę. Tas tikėjimas buvo įrodytas darbais ir tai jiems buvo tiesiog sunku tuo patikėti, kad taip yra įmanoma. Taigi, ir Jėzus, jisai pasekė paskui Jairą ir jiems štai bekeliaujant, prieina kai kurie žmonės ir sako Jairui, dukros tėvui, tavo duktė numirė, todėl nebegaišink mokytoją. Bet išgirdęs Jėzus tuos žodžius, sako sinagogos vyresniajam, nenusigąsk, bet vien tik tai tikėk. Ir niekam neleido eiti kartu, išskyrus Petrą, Jokūbą ir Jokūbo brolį Joną. Ir jie visi ateina į sinagogos vyresnio namus ir Jėzus, sujaudintas ir pamatęs verkiančius ir raudančius žmones, jis įžengė vidun ir tarė, kam toks triukšmas ir ašaros, nes vaikas nėra numiręs, bet miega. Ir žmonės juokėsi iš Jėzaus. Tada jis, išprašęs visus, jis tik tai pasiėmė vaiko tėvą, motiną, taip pat ir palydovus, kurie ėjo su juo, tai yra apaštalus, kur vaikas gulėjo. Tada jisai paėmė mergaitę už rankos ir sako, talita kum, išvertus tai reiškia mergaitė, sakau tau kelkis. Ir mergaitė to jau atsikėlė ir ėmė vaikščioti. Jai buvo 12 metų, visi nustėro iš nuostabos. Ir Jėzus griežtai įsakė, kad niekas to nežinotų ir liepė duoti mergaitei valgyti. Taigi ir vėl stebuklas, kuris deja, nors Jėzus ir sakė, kad jis neišplistų, bet vis dėlto šitas stebuklas yra apsakytas evangelisto ir pasklido po visą Izraelį, kad vis dėlto Jėzus daro nuostabius darbus ir kad šitas tikėjimas yra pagrįstas darbais. Ir kai apie tai sužinojo ir kunigai, žydų švento rašto aiškintojai, jie pabūgo. Jie tada susėjo į tarybą ir sprendė, ką daryti su tuo žmogum, Jėzumi. Nes jie sakė, ką mes darysim su tuo žmogum Jėzumi, jis daro daug stebuklų. Ir tada, jeigu jis darys tai ir toliau, tai paskui jį paseks ir mūsų visi žmonės tikintieji, ir mūsų sinagogos bus tuščios. Ir todėl tuo metu vyriausiasis kunigas pasakė, jūs nieko nežinot. Geriau mums yra nužudyti Jėzų, tai yra prarasti vieną žmogų, negu prarasti visus kitus tikinčiuosius. Taigi Jėzus tai buvo pasmerktas mirčiai. Taigi Jėzus paliko mums tokį nuostabų tikėjimą. Nes mes turbūt žinom, kad ir mūsų lietuviai turėjo tikėjimą. Jie turėjo tikėjimą, bet deja darbų nebuvo.
buvo apeigos, buvo aukojamos aukos ant eglių, buvo aukojamos aukos ant ugnies ir buvo deginamos jos. Bet kur tie stebuklai, apie kuriuos būtų galima pasakyti, kad jie kažkam kažką padėjo? Nes mes turbūt galime paskaityti, kad buvo ir Izraelyje tokių patirčių ir išgyvenimų, kada buvo Baalo garbintojai, tai yra svetimo dievo garbintojai, kurie garbino jį ir taip pat jie atnešė jam aukas ir jas aukojo ir jie šaukėsi jo vardo, bet nebuvo jokio atsakymo. Ir tada pranašas vienas, kuris tikėjo Dievu, jisai parodė jiems skirtumą tarp to tikėjimo į tikrąjį Dievą ir tarp tikėjimo į netikrąjį Dievą. Ir buvo atneštas tada ir padarytas aukuras, ant jo buvo sudėta taip pat ir auka. Ir buvo liepta netgi užlieti vandenio ant tos aukos. Ir tada pranašas meldėsi. Ir tada žaibas arba ugnis iš dangaus, jie trenkė į šitą aukurą. Ir tas apipiltas vandeniu aukuras užsidegė ir liepsnojo. Ir tai buvo atsakymas būtent visiems žmonėms Izraelyje, kad ką reiškia tikras tikėjimas ir pasitikėjimas Dievu, arba ir ką reiškia tikėjimas netikrais dievais. Nes nei joks iš medžio padarytas dievaitis, kuris yra žmogaus rankų darbo padarytas, jisai negirdi ir nemato ir todėl nieko negali padaryti. Tuo tarpu tikėjimas gyvuoju Dievu, jisai pasireiškia darbais. Ir tikėjimas be darbų yra negyvas. Ir jis turi būti matomas ir žmonių gyvenimuose. Taigi, Jėzus užbrėžė ir apaštalams tokio tikėjimo siekimą, parodė pavyzdį, ką daro tikėjimas. Kad tikėjimas gali įsakyti netgi dvasioms, kurios gali įeiti į žmogų ir sukelti jam įvairiausias ligas ir netgi mirtį. Ir kad pasirodo, tokį tikėjimą galima turėti, kad tas ligas galima išvaryti lauk. Ir netgi gyvybė, kuri yra jau iš žmogaus išėjusi, ją galima sugrąžinti. Ir tai galima per tikėjimą. Deja, mes žinom, kad šių laikų netgi gerai išsivysčiusi medicina sugrąžinti žmogų iš mirties, nors dabar yra būdų, kad žmogų mirusį galima užšaldyti, po kiek tai metų galbūt jį atšildyti ir jį sugrąžinti jam gyvybę. Bet vis dėlto nužudžius žmogų, nužudyti žmogų galima su vaistais, su cheminėm priemonėm, su nuodais, su įvairiais ginklais, bet prikelti žmogų iš mirties ir suteikti jam gyvybę, deja, mokslas šių dienų nebegali. Tuo tarpu tikėjimas pasirodo gali, kaip bebūtų gal keista ir įdomu. Taigi Jėzus turėjo tokį nuostabų tikėjimą ir jis jį norėjo perduoti apaštalams. Bet vėlgi mes turbūt žinom, kad žmogaus kūnas yra tingus tikėti. Ir nemažai kartų Jėzus barė apaštalus dėl jų menko tikėjimo. Pasirodo, kad tikėjimu Jėzus galėjo vaikščioti ant vandens. Deja, Petrui tokio tikėjimo neužteko. Jis galvojo, kad taip kaip Jėzus gali vaikščioti vandens paviršiumi ir neskęsti, o Petras, kadangi buvo žvejys ir žinojo, kad valtyje galima tik tai plaukti, arba žmogus tik tai plaukdamas gali būti paniręs vandenyje, bet kad vaikščioti ant vandens, tai jo patirtis neleido to pasakyti, nes jis turbūt tą puikiai žino, kad nematė nei vieno žmogaus, kuris galėtų vaikščioti vandens paviršiumi, kuris nėra užšalęs ir kad galėtų neskęsti. Taigi jisai sakė viešpatie Jėzau, leisk man eiti vandens paviršiumi, ir jisai mėgino eiti. Bet ir vėl žmogaus mintis paprastai baimė būtent vėl. Ir ta baimė bangų, jis pamatė bangas didžiulės, kurios ten šėlo ir pagalvojo, nejaugi galima ant bangų keteros įsilaikyti ir neskęsti. Neįmanoma, praktikoje mes to nežinom. Ir jeigu mes paklaustumėm gydytojų, ar galima žmogų prikelti jam mirus ir sustojus širdžiai ir pabuvus sustojusiai širdžiai
ilgiau negu 5 minutes, tai turbūt kiekvienas gydytojas pasakytų, kad jeigu žmogus nėra užšaldomas, tai pabuvus 5 minutes sustojus širdžiai, prikelti jo sveiko nėra galimybė, nėra įmanoma. Tai yra neįmanoma. Taigi, vėlgi, tuo tarpu Jėzus, kaip mes jau žinome turbūt, jis prikėlė Lozorių, kuris buvo, jo kūnas buvo pradėjęs gesti. Tai pasakyti gydytojams, kad tai buvo galima padaryti šiandieną, tai turbūt daugelis gydytojų tiesiog nusijuoktų ir pasakytų, kad tai yra neįmanoma. Taigi ir anuo metu žmonės, kai jie matė ligonius, kurie pasveikdavo ir kurių niekas negalėjo išgydyti, net geriausi gydytojai, kaip šiuo atveju moteris, kuris sirgo, tai jiems patikėti, kad Jėzus gali ne tik tai ligas, bet ir žmogų iš mirties prikelti, buvo šito patikėti per sunku. Ir turbūt per tuos 1000 metų išlaikyti tikėjimą ir kad jis nesvyruotų ir jisai galėtų augti kartu ir panašėti į Jėzaus tikėjimą, buvo ir yra gan sudėtinga. Nes daugelį šalių ir daugelį žmonių tikėjimas šiandieną silpsta ir man buvo savotiškai liūdna skaityti, kad jeigu tai yra tiesa, tai kai kuriuose šalyse per metus Vokietijoje yra uždaroma apie 600 bažnyčių krikščioniškų. Tai yra labai daug. Ir bažnyčios yra paverčiamos ten kavinėmis ir panašiai. Pakeičiama yra jų pastatų paskirtis ir žmonės tiesiog pasitraukia iš tikėjimo. Ir Jėzus dar kalbėjo, kad kai jisai sugrįš į šitą žemę, ar dar bus žmonių, kurie bus išsaugoję tikėjimą ir pasitikėjimą juo. Taigi mes esame dėkingi mielam dangiškam tėvui už mūsų viešpatį Jėzų, kuris meldžiasi ir nori, kad mūsų tikėjimas nesvyruotų, kad jis neužgestų. Nes apie Jėzų yra gražiai pasakyta, tu negirdėsi Jėzaus šūkaujančio gatvėse, bet įlūžusios nendrės jisai neperlauš ir gęstančio tikėjimo žibinto jisai neužgesins. Taigi Jėzus nori ir norėjo, kad mes galėtumėm išsaugoti tikėjimą ir jisai meldėsi už apaštalą Petrą, kad jo tikėjimas nesvyruotų ir kad jisai sustiprintų vėliau ir savo brolius, tai yra kitus apaštalus. Taigi ir mes esame dėkingi apaštalams, kad jie, nepaisant jų gero valstybinio išsilavinimo, kuriuos jie turi, jie vis dėlto išsaugojo tikėjimą ir pasitikėjimą Dievu. Ir galime mes paklausti, o kągi mes galime papasakoti iš mūsų gyvenimo ir tikėjimo patirties? Ar mes matėme mūsų tikėjimo stebuklų? Ar mums tikėjimas kada nors mums gyvenime padėjo? Žinoma, aš nenoriu girtis, nes mano tikėjimas yra mažas, bet vis dėlto vienas kunigas liuteronų bažnyčios pasakojo, kad kai jam buvo daroma operacija, tai gydytojai stebėjosi, kaip jisai taip nebijo eiti į operaciją. Tai jisai sakė, aš tikiu Dievu ir aš meldžiu, kad mielas Dievas laimintų jūsų rankas ir jūsų išmintį, kad ta operacija, kurią jūs darysite, per jūs darytų mielas Dievas ir aš žinau, kad jis darys viską, kad man būtų suteikta pagalba. Taigi tai buvo nustebę tokio gražaus tikėjimo, kuris suteikia tam tikrą drąsą, apie kurią mes šiandieną kalbėjome. Nebijok, tik tikėk. Ir kai man reikėjo daryti operaciją, tai aš bijojau kaip zuikis. Ir aš prašiau, kad man būtų suleisti kokie tai raminami vaistai, kad man nereikėtų tai bijoti. Tai yra tam tikras ženklas, kad mano tikėjimas dar yra silpnas ir labai silpnas. Bet vis dėlto, jeigu taip sugrįžti į vaikystę, tai aš galiu pasidžiaugti ir padėkoti mielam Dievui, kad kai man buvo gal kokia 17-18 metų, kai aš jau žinojau, kad būsiu šaukiamas į tarybinę armiją, tai aš meldžiausi mielo dangiško tėvo, kad jis mane nuo tos armijos apsaugotų. Ir Dievas davė man tokią galimybę, kad vienas senelis pas mus gyveno kaime. Ir jisai man vieną kartą papasakojo dar kaip vaikui savo gyvenimo istoriją,
kad jis dar buvo jaunas žmogus ir Antro pasaulinio karo metais jisai jau būtų kviečiamas į karą, į kariuomenę. Ir be abejo, Antro pasaulinio karo metais išeiti į kariuomenę, tai daugeliu atveju reiškia mirtis. Ir tada jisai sako, aš meldžiausi mielo Dievo, kad jis ką nors padarytų, kad mane apsaugotų nuo kariuomenės, kad jis man atsiųstų kažkokią tai ligą. Na, keista gal man buvo irgi taip įdomiai prašyti Dievo, kad jisai atsiųstų ligą ir kad jam nereikėtų tarnauti kariuomenėje. O nuo metu buvo stengiamas imti visus, nes vyrų reikėjo ir tos kariuomenės jėgos, tos vyriškos reikėjo. Tai jisai sako, kai aš meldžiausi ir prašiau tos ligos, ir Dievas iš tiesų, sako, man atsiuntė tokią ligą ir jo kojose atsivėrė žaizdos. Ir sako, kai buvo paimta, jis turėjo praeiti gydytojų komisiją ir jie pamatė tas žaizdas ir tą ligą ir sako, jie, kaip būtų keista, atleido jį ir jam nereikėjo tarnauti ir išeiti į karą. Tai man buvo tokia pamoka ir ją aš irgi pasinaudojau. Ir tada aš meldžiausi mielo Dievo, sakau, mielas Dieve, aš nenoriu eiti mokytis, žudyti ir kariauti. Aš nenoriu ten mokintis, rūkyti ir visų kitų ten dalykų, kurių mokoma yra kariuomenėje. Bet jeigu tu mane įsaugosi nuo tos tarnystės, tai aš norėčiau tarnauti tau ir tavajame kūrinyje. Ir man buvo atsiųsta liga tokia lunatizmas. Aš tiesiog pradėjau per miegus naktį vaikščioti. Ir man reikėjo apsimesti tiesiog ir be abejo, kai buvau karinį, kai mane pakvietė į karinį, tai vienas gydytojas sakė, niekur tu nedingsi, eisi tarnauti čia ir net tau nepavyks išsisukti iš tos kariuomenės, tarnauja visi, tarnausi ir tu. Ir man tai buvo irgi baimės daug, bet vis dėlto aš esu dėkingas mielam Dievui, kad kai buvau nusiustas į ligoninę, gulėjau ligoninėje, buvo atlikti tyrimai ir buvo tyrimas, ar aš čia apsimetu, ar aš tikrai sergu. Ir man apsimesti nereikėjo, aš tiesiog per naktis, būdavo naktų, kad aš vaikščiodavau, kalbėdavau per miegus ir tiesiog vaikščiodavau. Ir tai padėjo man išvengti kariuomenės ir nereikėjo joje tarnauti. Tai mano gyvenime tai buvo stebuklas, na, kitiems galbūt čia atsitiktinumas, čia saviįtaiga ar panašiai, bet vis dėlto man tai buvo stebuklas ir tų stebuklų gyvenime turbūt tikėjime buvo ir yra ne vienas. Galbūt kai kurie atrodys gal tokie, na, gal per naivūs arba per paprasti, bet jų mano gyvenime buvo ir jų dar vis yra. Ir aš meldžiu, kad ir jų ir toliau galėčiau pamatyti tikėjime. Bet yra įdomus tas dalykas turbūt, kad lengva yra tikėti, kai tu matai. Bet yra sunku tikėti, kai tu nematai, bet turi tvirtai tikėti, kad taip yra tiesa. Tai minėjau, toks yra gydymo tas metodas ir vienas toks kunigas Pietų Korėjoje, jisai pasakodavo, kad jis liepdavo kai kuriems žmonėms, kurie sirgdavo, tiesiog kartoti patiems savo, kad mielas Dievas juos yra išgydęs, kad jie sveiki, kad Dievui nėra neįmanomų dalykų, kad Kristaus žaizdomis mes esame išgydyti ir tai kartoti. Ir buvo atveju, kai žmonės pasveiko. Tai pasirodo, kad tikėjimas iš tiesų daro stebuklus ir tokius, kurių negali padaryti netgi gydytojai arba netgi stiprūs vaistai. Bet vėlgi tikėjimas gali būti taip pat ir klaidingas. Ir pasirodo, kad kaip galime mes paklausti, kaipgi atskirti tą teisingą tikėjimą nuo klaidingo tikėjimo. Tai turbūt reikėtų pastebėti, kad paprastai yra sakoma, kad mūsų tikėjimas yra matuojamas, ar jis tinkamas yra gyvenimui, yra matuojamas pagal šventąjį raštą, kuris yra tarsi toks patikrinimo tokia lentelė, kad visi, kurie tiki ir jų tikėjimas yra pagrįstas meilė, tai tie neklysta. Nes pasirodo, kad tikėjimas, kuris yra be meilės, jisai gali virsti į fanatizmą.
Ir tada jo toks tikėjimas gali atnešti ne tiek naudos, kiek bėdos. Nes mes turbūt esame girdėję, kiek buvo žmonių, kurie tikėjo, taip fanatiškai tikėjo, kad kitaip mąstančius ir kitaip tikinčius žmonės reikia žudyti. Arba iš jų imti mokesčius, jeigu jie tiki kitaip. Ir tokių atvejų yra buvę žmonijos istorijoje, kai žmonės būdavo priverčiami keisti tikėjimą ir jie būdavo žudomi. Žinoma, nepaslaptis, kad ir krikščionybė atėjo į Lietuvą taip pat su tam tikromis, sakyčiau, grasinamomis priemonėmis. Ir žmonės, kurie išpažino pagonišką tikėjimą, buvo verčiami pakeisti savo tikėjimą ir pažiūras ir kartais netgi labai tokiais drastiškais ir žiauriais būdais. Taigi vis dėlto Jėzus taip nedarė. Jisai nenorėjo, kad žmonėms būtų primetamas Kristaus tikėjimas arba Evangelija. Nes apaštalams jisai savo mokiniams buvo sakęs: neikite iš buto į butą ir nebrukite Evangelijos, bet paklausinėkite mieste ar kaime, jeigu koks yra žmogus, kuris domisi, tai eikite ir jį aplankykite. Ir jeigu jisai nepriims jūsų mokymų, tai jūs būsite savo darbą padarę. Ir jeigu tie namai arba tas žmogus bus nevertas Evangelijos arba tos ramybės, kurią jūs norite jiems perduoti, tai ta ramybė sugrįž pas jūs ir jūs nieko nenukentėsite. Taigi Jėzus norėjo pasakyti, kad Evangelija nėra brukama prievarta. Evangelija yra pasiūloma. Tikėjimas yra pasiūlomas. Ir jeigu žmogus nori, jisai gali tikėti. Bet jeigu jis nenori, dėja, turime su tuo susitaikyti. Taigi ir šiandien, kai mes kviečiame į bažnyčią mūsų viešnias arba mūsų svečius, tai jiems yra tiesiog pateikiamas pasiūlymas. Jeigu norite, prašom. Jeigu jums tai domina, prašom. Bet jeigu ne, tada ne. Jūs turite teisę turėti savo nuomonę ir savo požiūrį, kad ir kaip mums gal tai keistai atrodytų. Taigi tikėjimas turi būti pagrįstas meilė. Ir jisai turi savybę visuomet augti arba siekti tobulėjimo. Taigi ir apaštalas, kuris atrodo turėjo jau tokį nuostabų tikėjimą, kad galėjo melstis už žmones, kurie sirgo, kad netgi jo šešėlis, kuris uždengdavo žmones, jis juos uždengdamas juos išgydydavo. Tai tokių dalykų turbūt šiandieną pasakyti, kad šešėlis, reiškia, uždengęs žmogų nuo apaštalo Petro arba Povilo, galėtų išgydyti žmogų sunkiai sergantį, tai turbūt daugelis sakytų, kad čia yra pasaka. Bet vis dėlto pasirodo, tikėjimas, kaip ir ta moteris, tikėjimas arba prisilietimas prie apsiausto, kaip jis gali išgydyti? Kaip gali gydyti apsiaustas? Jėzaus. Arba vis dėlto, kaip gali padėti žmogui tikėjimas? Tai pasirodo, kad netgi tvirtas įsitikinimas moters, kad prisilietus prie Jėzaus apsiausto jinai pagys, tai būtent ne tiek tas prisilietimas, kiek tas tikėjimas ją išgydė. Ir Jėzus būtent ir sakė: dukra, tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Taigi ir mūsų gyvenime būtent tikėjimo mums labai ir labai dar reikia. Nes yra sakoma, kad vis dėlto tikėti blogais dalykais visada yra lengviau. Ir kai mūsų vienas ar kitas žmogus išvyksta kažkur į kelionę, tai lengviausia mums yra galvoti, kodėl jis taip ilgai negrįžta, kažkas matyt atsitiko žmogui, kažkas negerai yra. Bet tikėti, kad Dievas saugo jį, kad jis kaip tėvas siunčia angelus ir jį lydi, jisai būtinai jį parves, jau tikėti tuo yra sunkiau. Ir jeigu tą tikėjimą mes turime ramybę. Bet jeigu tokio tikėjimo neturime, mes turime rūpestį, mes turime pergyvenimą.
Taigi vėlgi labai daug kas priklauso nuo tikėjimo, kuris atneša tam tikrą ramybę. Ir nemažai žmonių būtent sako, kad kaip brangus yra tie žmonės, kurie pasako tokį paprastą žodį: nebijok, tu pasveiksi, viskas bus gerai, tik tikėk. Tai sako, tokių žmonių mums ypatingai yra reikalinga, kad būtų tas, kuris pastiprintų mūsų tikėjimą ir neleistų mums nusiminti. Nes nusiminęs žmogus, nusivylęs žmogus, jis praranda jėgas. Taigi, mielas Dievas ir toliau tegul stiprina mūsų tikėjimą, kad mes jį galėtume išsaugoti iki galo, kad netgi, kai mūsų kūnas pasens, kai mūsų kūnai bus jau paruošti sunaikinimui arba mirčiai, kad mūsų laukia naujas gyvenimas su mūsų viešpačiu Jėzumi Kristumi, naujame tame dvasinėme kūne, kuris daugiau jau nebemirs ir nebekentės. Amen. Amen.